netolimas kelias. Netrukus pirmasis ginčo kamuolys. Matom, starto penketą ir Laisvėja Vongas praėjusiu sekmadieniu su Jonavos komanda 22 minutės žaidė. Po truputį įsilieja komanda vis labiau. Žalgirio naujokas. Šiandien irgi manau, kad norės ilgiau palaikyti ant parketo, jeigu bus tam galimybė Andrėja Trinkierė, kad dar labiau įeitų į komandą Vongas. Pamestas kamuolys, nesėkminga pirmoji Nevėžio OptiBet ataka, nesusikalbėjo tarpusavyje šeimininkų atstovai. Ir čia turbūt toks lengvas nervingumas. Normalu, žaidži prie Žalgirio, žaidži prieš Eurolygos komandą, žinai, kiek žmonių tave stebi, kiek akių tave stebi. Ir nori pasirodyti galbūt kartais net geriau negu įprasta ir kartais galima paslysti tokiose situacijose. Reikės kažkiek susitvarkyti su ta pradinė startinė įtampa Nevėžio OptiBet. Laurynas Birutis žaidžia iki galo bei provokuoja pražangą. Kita pražanga ten net Garsulanovas buvo iškėlęs ir nesportinės gestą. Laurynas Birutis 10 minučių žaidė prieš Barsą. Pastaruoju metu buvo kažkiek mažiau matomas rotacijoje, nors priminė apie save ir rungtynėse su Vilniaus Rytu. Geriausias sezono rungtynės sužaidė. Iš lietuvių, bet CFLKL vienintelis renka dviženklį taškų skaičių. Birutis beveik po 11 per rungtynes vidutiniškai. Aišku, ir žaidžia ne per daugiausiai, kaip kalbėjai, tikrai Trinkieri labai intensyviai rotuoja savo žaidėjus, paskirsto tas minutės, bet CFLKL po 17 minučių vidurio puolėjas aikštėje praleidžia. Vieną baudos metimą iš 2 pataikė Birutis. Mitas Ebo. Deividas Sirvydis dabar perėmė Ebo priežiūrą. Atrado erdvės Mitas Ebo ir čia, sakyčiau, kad sekasi Žalgiriui. Ebo prameta savo pirmą metimą iš toli. Žalgiris palankus Ebo varžovas, po 24 taškus Mitas renka prieš šią komandą. Montilos pražanga prieš Ulanovą. Janas Montvila šiandien turbūt turi irgi tos papildomos vidinės motyvacijos. Paskutinius 4 metus praleidęs Kauno Žalgirio sistemoje ir dubleriuose, ir trečioje komandoje. Praeitam sezone ir pagrindiniai komandai kažkiek pažaidė, debutavo ir Eurolygoje. Ir atvyko vasarą į Kėdainius. Šis sezonas, nepasakyčiau kol kas, kad labai įspūdingas. Na taip, ir tų minučių tikrai ne per daugiausiai. Po 13 taškų vidurkis, realiai 3 taškai per susitikimą. Tikrai skaičiai pakankamai kuklus. Du Krosvelučių dar buvo šitą nuomonę. Su 2 komandiniam jau Kėdainių Nevėžis OptiBet. Vongas ieškojo Biručio, gerai ten išeina iš priekio Mitas Ebo. Čia Vitalijus Kozys gaudo kamuolį. Nepasiteisinęs kersas perdavimas, klysta žalgiriečiai. Yra Krosvelo užtvara, Darilas Duala liko laisvas. Labai netikslus metimas, kovoja dėl kamuolio. Vitalijus Kozys krenta ant parketo. Dar vienas buvęs Žalgirio sistemos narys, ne vieną sezoną praleidęs dubleriuose. Irgi sezonas toks, nepasakyčiau, kad pats geriausias Vitalijui Koziui, banguotas gan, neįtin stabilus, bet praeitos rungtynės labai geros buvo puolėjui su Utena 22 naudingumo balai. Antras geriausias sezono pasirodymas, galbūt kažkiek užsikurs po tokio performanso Kozys. Lengva duona Biručiui. Duala pasileidžia į priekį. Greitai išsimetė kamuolį žaidimą po praleistų taškų Nevėžis. Čia tai, ką ir kalbėjo Gediminas Petrauskas, kad bandys žaisti maksimaliai greitai kėdainiečiai. Tiesa, Dualos metimas netaiklus, lieka be taškų šeimininkai. Ulanovas ieškojo dar papildomo perdavimo. Tikėjos kampe atrasti Laisvėja Vongą. Vongas buvo arčiau krepšio, nepavyksta sugauti perdavimo. Žalgiris rečiausiai klysta be CFLKL po 10,5 klaidos. Vidutiniškai šiandien jau antroji dovanėlė šeimininkams. Kozys, Duala, pirmosius 2 metimus metė taip, kad net į lanką kamuolys nepataikė. Ir vėl provokuoja Deividas Sirvydis metimų į varžovą ir vėl nepataiko Darilas Duala. Šiaip šį sezoną kalbėjom ne kartą apie tai, kad yra pagerinęs tą pataikymą iš tolimos distancijos prancūzas. Ulanovas pastebėjo Sirvydį kampe. Papildomas šansas. Laisvėja Vongas irgi atlieka papildomą perdavimą. Laurynas Birutis taškų nepelno, bet pražanga išprovokuota.
Puikiai Vongas iškišo kamuolį Biručiui. Tai yra 7-osios Vongo rungtynės su Žalgirio marškinėliais. 3 rungtynės Eurolygoje, dabar 4-osios ir BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje. Jonas Zakas keičia Darilą Dualą. Turi pretenzijų kažkiek Gediminas Petrauskas Dualai šiame turbūt ir žaidimo prancūzą, kad kažkiek atvėstų po tokios tikrai nesėkmingos rungtynių pradžios. Tas rungtynės Kaune taip pat Dualai tikrai nebuvo pačios sėkmingiausias, -7 naudingumo balai, kai tuo tarpu pirmajame rate 11 naudos surinko čia Kėdainių arenoje prieš Žalgirį. Čia mačą pradėjo 3 pramestais metimais į žaidimo. Ir greitai pakeistas Darilas Duala. Birutis lieka vieninteliu šių rungtynių krepšininkų, kuriam pavyko pataikyti į krepšį. Visi 3 taškai priklauso Biručiui, o dabar ir 4. Mitas Sebo vėl greitai pereina į ataką kėdainiečiai. Jovidas Giedraitis žiūri Ebo. Kozys. Vieta Ulanovo gynyba, bet eina iki galo Vitalijus Kozys. Štai taip, 2 taškai su pražanga. Sužibėjo Kretingiškis. Solidus tikrai epizodas, čia dar kartelį drąsiai ir užtikrintai. Wow. Paskui ir emocijų nemažai dar išliejo ir Kozys, ir Montvila. Būtent tie žmonės, kuriuos, kaip ir įvardijai, turi tos motivacijos, noro prieš Kauno Žalgirį. Ir šiaip ne kiekvieną dieną taip Ulanovą užatakuosim. Pataiko ir baudos metimą. Kozys atsidaro ir savo taškus atskaitą Kėdainiai. Sužaidus pirmąsias 3 minutės Žalgiris priekyje 4-3. Giedraitis. 5 sekundės lieka, Sirvydis kampe, neblogą progą turėjo Sirvydis, taškų nėra. Žalgiris pamušė kamuolį, bet pirmas prie Jonas Zakas, o čia Deividas Sirvydis. Techninė pražanga, dar ir techninė pražanga. Gediminui Petrauskui čia panašu techninė nuobauda už pretenzijas arbitrams. Iš karto Krakinavos prisistato čia, kai noris mėsos Krakinavos. Jau siūlo, čia mėsos buvo, oi, blokas rimtas. Laimiai visi gyvi, visi sveiki. Na ir taip, ta informacija, Gediminas Petrauskas labai greitai per mažiau nei 4 minutės susidirba techninę pražangą. Atrodė garantuoti taškai, taip man atrodo jau labai ramiai jautėsi ten Jonas Zakas. Bet Deividas Sirvydis rodo, kad Žalgiris nusiteikęs čia šitoms rungtynėms. Baudos metimas taiklus, ataka pratęs. Dabar jau Nevėžis Aptibet, dabar aišku į pozicinę. Už galinės linijos grąžinamas kamuolys. Ebo surado Montvilą, šis per Sirvydį, taiklus, Nedas Montvila. Geras savalaikis perdavimas buvo atsidengęs Montvilą. Svarbiausia, kad drąsiai atakavo krepšį gynėjas. Šį sezoną vos 2 metimus iš vidutinio nuotolio pataikė Montvila, dabar 3 toks atvejas. Birutis savo pirminio metimu atsako taškais. Nelengva faktas gynyboje šiandien bus Edui Krosvelui. Ebo pritraukė 2 varžovus, Krosvelas, dar vienas perdavimas, labai graži Nevėžio Aptibeto ataka ir ją dar gražesnė pavirša Jonas Zakas. Pataiko tolimą metimą. Pirmasis tikslus Nevėžio šūvis iš toli. Ir šeimininkai priekyje neišjudino kažkiek tą puolimą Nevėžis Aptibet. Grįžo Krosvelas po krepšių prie Biručio, prie Vongo liko Zakas, 4 sekundės, Dovis Giedraitis šiandien nesunkiai renka taškus, bet ir vėl kaip greitai bėga į ataką Nevėžis Aptibet. 4 sekundę išsimeta tritaškį Mitas Ebo po praleistų taškų. Čia sustabdytas Deividas Sirvydis, arti, sakyčiau, žingsnių čia visai buvo Žalgirio krepšininkas. Galės pratęsti ataką. Kauno Žalgiris pirmosius 3 metimus prametė Deividas Sirvydis. Jo tėtis Virginijus Sirvydis, treneris šiuo metu Rimi studijoje. Tad pertraukos metu galėsime pasiklausyti, ką apie galbūt net ir sūnaus žaidimą pasakys treneris. Nuostabu.
Vongas liko prieš Vitalijų Kozį. Ulanovas po krepšių kamuolio nesulaukė, dabar Giedraičio jau priverstinis metimas su atakos pabaigos sirena, taškų nėra. Girardas ima kamuolį, ką tik pasirodė aikštelėje po keitimo. Ir vėl buvo nusteikę kaip įmanoma greičiau į priekį rūkti Nevėžis OptiBet. Klausimas, kiek energijos užteks šitaip žaidžiant. Rotacija irgi ne pačia didžiausia, sakykim, turi Gediminas Petrauskas. Praėjusią savaitę su Utena Girardas pataikė 7 tritaškius, 33 taškai. Daugiau šį sezoną metė tik Čonsas Golinsas ir Margeris Normantas po 34. Nerealus ten tiesiog buvo Girardas, būtent jis dabar su kamuoliu. Pastebėtas Kozys. Laisvas iš 3 taškų zonos, nepataiko Kozys, bet ir vėl pakovojo taip visai neblogai dėl kamuolio. Kėdainiečiai nusiteikimas maksimalus, bent jau pirmosiamis rungtynių minutėmis. Ulanovas. Pametė Mitas Ebo Dovydą Giedraitį, pasiseka dabar. Kėdainiečiams Girardas vėl traukia į priekį ir šįkart provokuoja pražangą. Antroji komandinė Žalgiriui. Tuo pačiu pirmoji asmeninė Giedraičiui. Įpusėjo pirmasis kėlinys, pražangos pakartojimas. Mes keliaujame į pirmąją vandens pertraukėlę šiandien. Pranašumą turėjo Nevėžis OptiBet. Ir svarbios rungtynės ten bus Vilniuje, žiūrint, aišku, ir turnyro lentelę, Vilkai su 13 pergalių, Utena su 10, jeigu laimė, vėl susilygina ir su Jonava, ir su Panevėžiu, ir turės po 11. O visai šalia ir tas pats Klaipėdos Neptūnas bei Šiauliai. O taip. Intrigėlės daug laukia reguliariojo sezono pabaigoje. Mitas Ebo prameta, bet pats pasiemo kamuolį ir smeigia 3 taškį. Pirmieji Ebo taškai šį vakarą. Pirmasis lygoje, žinoma, pagal rezultatyvius perdavimus. Pirmasis ir pagal klaidas. Čia Kėdainiečiai pataikė vos 4 metimus iš 12, yra priekyje prieš Kauno Žalgirį. Jonas Zakas pažeidžia taisyklės, 4 komandinė. Pamatė jau, kad praleidžia Arną Butkevičių. Taip, tiek Butkevičius, tiek ir Ignas Brazdeikis po pauzės pasirodė aikštėje. Žalgirio stovykloje dar vienas keitimas, vietoje Vongo Silveinas Francisko. Vongas be taškų pradėjo rungtynės, kart neatakavo krepšio, bet atliko 3 rezultatyvius perdavimus, kas, sakyčiau, turėtų visai džiuginti Andrėją Trinkierį. Ignas Brazdeikis gavo galimybę, jos išnaudoti nepavyksta, bet Laurinas Birutis įima kamuolį, provokuoja do Krosvelo pražangą. Krosvelas prasižengia antrą kartą. Ir nebegali jau rizikuoti gauti 3 pražangos. Gediminas Petrauskas išima iš žaidimo Krosvelą, Leslie enkiriuojamas ant parketo. Leslis kuo toliau, tuo mažiau laiko aikštėje praleidžia. Jeigu sezoną pradėjo tikrai labai solidžiai, dabar tos minutės menksta ir menksta. Taip, Utena dar visai neblogas turėjo rungtynės, 10 naudingumo balų, prieš tai iš vis sunkiai pastebimas, Leslie enkiriuojamas ir visiškai priešingos jo, sakykim, ta pirma sezono stadija ir po naujų metų labai mažai matomas vidurio puolėjas, aišku, po to, kai atvyko Edas Krosvelas ir perėmė tą pagrindinio vidurio puolėjo rolę. Taip. Pirmosiuose rungtynėse 13 taškų, antrosiuose jau Kaune taškų nepelnė. Girardas. Ar 4 sekundės Nevėžį užbaigti ataką neleido čia net pagalvoti apie metimą Birutis Girardui ir Girardas tiesiog nebesugalvojo, kaip elgtis su kamuoliu, atiduoda į varžovams ir po to nespėjo išsirikiuoti gynyboje tinkamai Nevėžis OptiBet. Silveino Francisko pirmieji taškai. Žalgiris vėl priekyje. Ebo. Niekam netiduoda kamuolio, žaidžia iki galo. Taip pasižymi Mitas Ebo. 5. taškas. Dabar Silveinas Francisko perėmė Mito Ebo priežiūrą prieš Dovydą Giedraitį. Faktas, kad kažkiek sunkiau puolime Mitui Ebo. Giedraitis tarp poros varžovų išlaviravo kūną. Vėliau pažeistos taisyklės.
neblogas šio Giedraičio epizodas puolime. Tokių pastaruoju metu vis mažiau. Taip prisiminus sezono pradžią, atrodo labai puolime daug ką turėjo pasiūlyti. Norius Giedraitis kažkiek gal net taip ir lengvai stebindamas. Poilsis Samitujebo. Vietoje jo Matas Vaitkus. Andrėja Trinkieri ruošia porą keitimų. Į aikštę grįž Sirvydis. Taip pat ant parketo pasirodys ir Alenas Smailagičius. Taiko ranką baudą Giedraitis jau 9 baudas metė Žalgiris. Tai jeigu taip gerai skaičiuoju, realiai visas pražangas po visų Nevėžio pražangų ir stojo mes baudų metimų. Svečiai iš Kauno. Nevėžis Optibet savo ruoštų vos vieną baudą metė. Čia dar vieną pražangą užsidirba šeimininkai. Pražanga puolime. Slinkiriuojamas čia statydamos užtvarą panašu. Yra baudžiamas. Dar kartą ta situacija, kur netaisyklingai užtvarą statė Nevėžio Optibet vidurio puolėjas. Vietoje Zako komandos kapitonas Ignas Vaitkus. Brazdeikis. Ir tik dabar Vaitkus ir ginasi prieš Igną. Nors nepametė kamuolius čia Ignas Brazdeikis. Bet lieka su juo Žalgiris, Alenas Smailagičius. Vėl nugarą. Atakuojant Keriuojamą ir tiesiog vyksta Keriuojamas ant situacijos. Užatakuotas Nevėžio Optibet aukštaūgis. Užsidirba pražangą čia. Ir eilinės Kauno Žalgirio baudos. Smailagičius geriausiai lygoje meta dvitaškius metimus, 87,20%. Ilgą laiką net ir virš 90 tas skaičius siekė. Pastaruoju metu ir kažkiek pakritusi tą Smailagičius formą. Šiaip mažokai rungtyniavo. Su Paryžium tik 11 minučių, su Rytu tik porą minučių, su Barsa irgi taip epizodiškai, su Jonava praeitą savaitgalį geros rungtynės. Taip, 13 taškų, 17 naudingumo balų. Girardas. Vaitkus. Šiuo atveju Ignas Vaitkus, Girardas. Ieško galimybės metimų ir čia krepšio eina Josefas Girardas. Čia Francisko blokuoja, mato Vaitkų. Šis dar gavo galimybę išsimest antrų bandymų, bet metimas netaiklus. Dabar Žalgiris gan greit pereina į ataką. Alenas Smailagičius čia į krepšį nežiūri. Pamatė, kad yra prieš žemesnį Girardą. Iškart pabando pažaisti nugarą. Vaitkus pagalba ten ir galiausiai viskas baigėsi tuo, kad laisvas išsimeta Ignas Brazdeikis. O jis tritaškį pataiko. Pirmasis Žalgirio pataikytas. Sakai, tik vieną baudą metė Gedimino Petrausko vadovaujama komanda. Ir Ignas Brazdeikis prieš pauzę pataikė tolimą metimą su Barsa. 13 taškų per 28 minutės Eurolygoje. Daugiau tik prieš Baskoniją buvo žaidęs 29. Solidus pastaruoju metu Igi Brazdeikis išlaukė to savo šansą. Na tai buvo tikrai liūdnesnis laikas, kai net registruojamas nebuvo Brazdeikis. Matas Vaitkus 5 sekundės atakai. Suranda varžovo pražangą, tiesa čia dar iki 2 žingsnio. Tik trečioji komandinė Žalgiriui. Pirmoji asmeninė Arnui Butkevičiui. Ir čia naujas 14 sekundžių dabar Kėdainių atakai. Girardui neduoda priimti kamulio Deividas Sirvydis. Smailagičius čia pamuša kamulį. Dabar visas Nevėžio Optibet penketukas, tai krepšininkai, kurie mačą pradėjo nuo atsarginių suolo. Girardas dar nė vieno metimo nėra atlikęs. Daug gauna čia spaudimo iš varžovo. Iš labai toli. Pataikyti nepavyksta rezultatyviausiam BCFL krepšininkui. Paskutinioji kėlinio minutė. Francisko. Ir neišvengia čia pražangos Josefas Girardas.
Dar 2 baudų metimus matysim. Čia dar kartą ta situacija. Kamuolį išmušė, bet panašu, kad ten kažkiek kliūdė varžovą Žirardas. Įsiutęs Gediminas Petrauskas. Vieno techninio uždirbo jau Vėžio Optibet strategas. Jau per pirmąjį kėlinį. Taip, aišku, kad pražanga čia didelių klausimų nebus. Taiko pirmąjį baudos metimą Francisko. Nebuvo pats geriausias vakaras jam Barcelonoje, tik 1 tritaškis iš 7, 6 klaidos. Taip, baigė rungtynes su 13 taškų, 14 naudingumo balų, bet tikrai ne Francisko vakaras buvo. Na ir Žalgiris iš toli negali sakyti, kad labai gerai pataikė, vos 6 tritaškiai iš 22. Taip, apskritai, visai komandai nebuvo pats geriausias vakaras Barcelonoje. Čia savo vakarą pradeda Josefas Žirardas. Pažiūrėsim, kas bus toliau. Taip, kur tas vakaras nuves? Pirmieji amerikiečio taškai. Iki 5 sumažintas atsilikimas, jau turėjo -8. Kėdainiai. Ongas. Gali dar visai neblogai pabaigti kėlinį, jeigu pavyks apsiginti. Francisko užatakuoja ankeriuojimą, surado štai tokią galimybę metimui. Pataikyti nepavyksta ir dar 7 sekundės turi Nevėžis Optibet, bet klysta čia. Klysta čia varžovo aikštelės pusėje. Smailagičius. Dar Josefas Žirardas ten skausmingai nusileidęs ant parketo. Geriausias pirmojo kėlinio žaidėjas, 7 taškai, 2 atkovoti kamuoliai, 3 išprovokuotos pražangos. Žalgiris priekyje 21-16. Antėja pristato šias rungtynes iš Kėdainių. 13 baudų metimų išsimetė per pirmą kėlinį Kauno Žalgiris. Išsimetė 7 tritaškius, tik 1 pavyko pataikyti. Nevėžis pataikė 3 tolimus šūvius. Taip, bet irgi puolime labai neblizga, pagrindė su pataikymu. Kėdainiečiai Metas Mičelas pradeda antrą kėlinį aikštelėje. Jo metimas netaiklus, Ignas Brazdeikis antruoju šansu pelno taškus. Laiku ir vietoje atsidūrė Brazdeikis. Ne tik atkovotas kamuolys, bet ir 2 taškai. Jo statistika. Mičelas Eurolygoje pastaruoju metu praktiškai irgi nematomas. Su Jonava praėjusį sekmadienį gavo, bet į FLKL pirmenybės į 16 minučių pasireikšti, bet ir per jas surinko -1 naudingumo balą. Vidutiniškai po beveik 6 taškus, 3 kamuolius atkovoja Mičelas. Bet irgi čia dar tie skaičiai taip, labiau skaičiuojant visą sezoną pradžios. Taip, paskutiniu metu sunkesnis irgi etapas Mičelui. Pamažino kažkiek rotaciją Andrėja Trinkieri, ypač aišku Eurolygoje. Žirardas. Antrąjį savo tritaškį pataiko. Šį sezoną 3 kartus buvo pataikęs net 7 tritaškius per rungtynes. Brazdeikis vėl imas iniciatyvos puolime, gesina, jį Nesli ankeriuojamas ir dar kovoja čia dėl kamulio, užfiksuotas ginčas. Viktas Ignas Brazdeikis čia manau, kad laimėjo maksimaliai šitos situacijos. Ankeriuojamas ir sustabdytas varžovas ir kamuolys atitenka Nevėžio Optibet ir dar kažkiek iš kantrybės išvedė oponentą. Matė Mansuola ir Breidi Menekas. Su Jonava irgi praėjusią savaitgalį gavo pasireikšti, su Barsa nežaidė, prieš tai irgi kurį laiką nerungtyniavo. Irgi retas jau svečias ant parketo, bet šiandien manau, kad išvysim jį, nors kai rezultatas toks, gal labai nenori eksperimentuoti. Andrėja Trinkieri, Alenas Smailagičius. Čia kamuolį. Veslis Ankeruojamas gauna bloką, jau 3 Žalgirio blokas. Nepataiko Arnas Butkevičius. Dažnai pats tokius metimus pablokuoja Leslie Ankeruojamas, bet dabar gavo savo medicinos. Pabandė čia į greitą ataką išbėgti Nevėžis Optibet, pabandė tokį tolimą perdavimą atlikti, bet tiesiog kamuolį ramiai ten pasiema Francisko. 5 Nevėžio Optibet klaida. Smailagičius, keli varžovai prie jo. Bet vis vien pražangos išvengti nepavyksta, vėl labai nepatenkintas Gediminas Petrauskas. Antroji pražanga Mikalauskui.
Edas Krosvelas bei Vitalijus Kozys. Aikštėje Mikalauskas yra keruojamas ant suolo. 14 sekundžių dar turi Žalgiris užpulti. Francisko pamuša kamuolį be pražangos Ebo, bet vis tiek kamuolį išsaugoja Žalgiris. Francisko dabar jau prieš Igną Vaitkų pergudrauja varžovą ir pataiko iš vidutinės distancijos. Fantastiška kamuolio kontrolė. Tas kūno valdymas. Gražu žiūrėti. Magiškas tiesiog Slivinas Francisko. Dabar pasiema pražangą gynyboje, praleido kažkiek čia Mytą Ebo. Ebo irgi turi ką pasiūlyti. Ką žinom, tą žinom. O taip. Jonas Zakas keičia Igną Vaitkų. Dovydas Giedraitis vietoj Francisko dabar aikštelėje. Pradėjo rungtynės Dovis starto penkete. 4 taškus spėjo pelnyti. Gynyboje dabar pastatytas prie Myto Ebo. Vėl Dovis Giedraitis. Prie Girardo Smailagičius. Susikeitė gynyboje žalgiriečiai. Girardas provokuoja pražangą. O čia irgi demonstruoja klasę Džozefas Girardas. Prigautas Smailagičius. Labai staigus žaidėjas Džozefas Girardas. Ir vienas daugiausiai baudų lygoje metančių krepšininkų. Vienas iš 4, kuris metė virš 100. Ir čia metimus mes Džozefas Girardas, taip metimo metu išprovokuota pražanga. Patikimas metikas 93% šį sezoną BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Smailagičius pakeistas, Laurinas Birutis grįžta į Žalgirio penketą, vėl bus sunku Edui Krosvelui. Šiandien turbūt puolime kažko labai daug tikėtis gal nereikėtų iš Edo Krosvelo, jam daug darbo gynyboje, bandant stabdyti Lauriną Birutį, sunkiai tą sekės daryti rungtynių pradžioje. Girardas susimeta baudas. 4 taškai skiria komandas, laikosi ir toliau rungtynėse aikštelės šeimininkai. Ir kuo jiems tą pavyks padaryti ilgiau, to aišku mums visiems smagiau ir įdomiau. Giedraitis jau žvalgosi laikrodį. Butkevičius. Jau priverstinį metimą išsimeta Arnas Butkevičius, bet Dovis Giedraitis gaudo kamuolį. Čia Krosvelui nuopelnai už pamuštą perdavimą, už nutrauktą perdavimą. Mytas Ebo. Pražanga. 4. komandinė Žalgiriui per vos kiek daugiau nei 3 minutės. Pirmajame kėlinyje gerokai rečiau tas pražangas rinkosi žalgiriečiai. Nors vaizdas iš esmės panašus vėl. Nevėžis tik gavęs kamuolį iš karto bėga į priekį, tik tiek, kad kažkaip pirmam kėlinį pavyko išvengti pražangų Kauno Žalgiriui. Daugiau gal klaidelių matėm iš Kėdainių ekipos pusės. Kai Nevėžis žaidžia taip greitai, jeigu būtų greičio radarai, turbūt ne vieną nuotrauką padarytų. Taip, pareitų tikrai ne viena baudelė į elektroninį paštą. Oi! Čia dar vieną laišką siunčia Džozefas Girardas, koks užsivedęs amerikietis. Būtent jo. Tas puolimo išjudinimas ir leidžia dabar Kėdainiams atsilikinėti tik 1 taško skirtumu. Prie Žalgirį vidutiniškai po 15,5 taško. Girardas renka šį sezoną BCF LKL ir tai yra kukliausias vidurkis lyginant su bet kuria kita lygos komanda. Longas. Biručio užtvara. Perdavimas į kampą Giedraičiui, pražanga puolime. Pats Longas čia neteisus. Nustebęs atrodo Longas. Čia matysim dar kartą tą epizodą. Na taip, atlikdamas perdavimą čia kliudė varžovo veidą. Ir galimybė aikštelės šeimininkams išsiveržti priekį. Ebo. Lieka prie Dovis Giedraitis, čia tokį pabandė perdavimą įdomesnį atlikdami tas Ebo. Mičelas. Provokuoja pražangą metas Mičelas. Vienas pats čia užbaiginėjo ataką, greitai
palindo po krepšiu. Žalgiris po Nevėžio Optibet klaidų jau 7 taškus yra surinkę. 6 kartą suklydo Nevėžis Optibet. Pusę tų klaidų susirinko vienas vienintelis Amitas Ebo. Nelengva, aišku, Amitui Ebo, taip žinom, kaip gali siautėti jis be CFLKL, bet kuomet prieš tave atsistoja Dovydas Giedraitis, situacija tampa kiek sudėtingesnė užpulti. Deividas Sirvydis grąžinamas ant parketo, Arnas Butkevičius ant suolo. Aktyvi Andrėja Trinkierė rotacija ir toliau. Nematėm dar tik 2 žaidėjų, Breiti Meneko ir Manto Juzėno. Teisėjų švilpukas. Žalgiris jau yra susirinkęs komandinės nuobaudas. Ir greitai susirinko tas baudas kauniečiai. 4 minutės dar sužaistas antrajame kėlinyje. Apsikeitė rolėmis, jeigu pirmajame kėlinyje Nevėžis per tą laiką būtent tas baudas rinkosi vieną po kitos, dabar tą daro Žalgiris. Kozys pataiko pirmą baudą. 4 ir dabar 5 Vitalijaus Kožo taškai. Šiandieną baudas idealiai meta Nevėžis Optibet, 5 iš 5. -1 turi šeimininkai. Birutis labai toli nuo krepšio. Atsikrato kamuoliu. Sirvydis čia gera Biručio užtvara. Atkirstas buvo Amitas Ebo. Laisvą metimą susikūrė žalgiriečiai, bet pataikyti nepavyksta. O Ebo atakuoja labai greitai. Sirvydį pražangos nėra, kamuolys irgi į krepšį neįkrito. Tačiau Zakas pasiema taktinę pražangą. Trečia tik komandinė. Ebo nespėjo grįžti gynybą. 4 prieš 5 liko gintis kėdainiečiai ir čia viskas logiška. Gediminas Petrauskas vis dar nepatenkintas tuo epizodu prieš tai. Tuomet nebuvo užfiksuota pražanga prieš Amitą Ebo. Edgarą Ulanovą į aikštę grąžins Trinkierį. Mičelas stoptelėjo iš vidutinės distancijos, drąsiai išsimeta Mičelas. Antrąjį kamuolį puolime atkovojo Birutis. Čia geras Biručio perdavimas. Mičelas taip gražiai dar atsitvėrė nuo varžovo. Kairė ranka, dešinė pelno taškus. Turbūt galima suprasti ir Mičelą, kai žaidė tiek nedaug, gavęs tą kiekvieną progą mesti krepšį, turbūt, kad labai norisi mesti. Girardas. Sirvydis dabar gynybo dirba su Girardu, galiausiai praleidžia varžovą, Biručio pagalba. Dėjimas čia, bet prieš tai pražanga puolime. Neįskaityti taškai. Čia matysim dar kartą, Girardas įsirėžė į Birutį, Laurinui Biručiui nuopelnai tvarkingai užsimta pozicija. Birutis yra pelnė 7-6 pridėjo Rainas Francisko. 26-29 pusėjo antrasis kėlinys. Taip, ir įdomus kontrastai. Žalgiris su 43 naudingumo balais. Nevėžis Optibet surinko tik 16 kol kas naudingumo balų, mažiau naudingumo balų negu taškų, bet komanda skiria tik 3 taškai. Būna kartais ir taip. Čia vėl Uzdoka Žalgirio ataka, Aisėja Vongas per Krosvelo nuo lentos. Ramiai susirenka taškus, pirmieji Vongo taškai, tik pirmą kartą metė į krepšį šiandien Žalgirio naujokas. Prieš tai 3 rezultatyvius perdavimus jis atliko. Dar galima turbūt naujokų vadinti. Manau, kad galim. Įdomu, kiek rungtynių turi sužaisti, kad jau nebe naujokas. Gal 10? Gerai, sakykim tada, kad ties 10 jau nebevadinsim. Tai 7 rungtynės dar. Tai dar galima. Tai jau kitą savaitę per BCFL galėsim. Jau sen daugiau vadinsim Mongą. Priverstinis Nevėžio Optibet metimas netaiklus. O dabar jau priversti gintis. Kėdainiečiai, Giedraitis. Oi, čia labai lengvai renka taškus ir dar ką tik buvo reklaminė pauzė. Tas pasinaudojo savo antrąją vandens pertraukėlę. Taip, atkarpa 6-0, nieko atrodo čia labai baisaus, bet po tos reklaminės pauzės kėlinio viduryje greitai lengvus 4 taškus pelnė Žalgiris. Vongas nesunkiai pasižymėjo nuo lentos, atakoje prieš pertraukėlę Dovydas Giedraitis tiesiog kaip stovinčius apėjo visus.
Irgi pelnė lengvus taškus iš po krepšio, nepatinka. Tai Petrauskui, o čia dar ir apsigina Kauno Žalgiris ir Vydis laiku. Pamušė kamuolį, pražangos išvengia. Ir tuo pačiu kamuolys atitenka Kauno Žalgiriui nuo paties Ebo. Kamuolys išlėkė už aikštės ribų. Na va, ir čia svarbus, aišku, rungtynių momentas. Norėtų perlaužti rungtynę Žalgiris. Longas. Lieka su kamuoliu. 5 sekundės atakai. Dabar klysta ir patys kauniečiai. Neblogą darbą gynyboje čia atliko Jonas Zakas irgi. Aišku, svarbu, kad išvengia pražangos. Turi jau 4 komandinės Nevėžis optibet. Amitas savo šį kartą niekur neskuba. Dievongas pradėjo rungtynės driblis rezultatyviais perdavimas. Dabar trečią kartą klysta jau amerikietis. Giedraitis buvo pamušęs kamuolį, Ebo išsaugoja, Krosvelas nuo parketo, gal ten jau ir nebereikėjo iš tikrųjų to perdavimo. Daug žmonių buvo baudos aikštelėje. 9 Kėdainių klaida. Sirvydis. Galų gale atsidaro pirmuosius savo metimus jis prametė. 5 bandymas jau nemeluoja. Ir tęsia gerą atkarpą Kauno Žalgiris. Čia užfiksuota visgi pražanga. Kėdainių Nevėžis optibet paskutinius taškus pelnė prieš 3,5 minutės žaidimo laiko. Senokai. Senokai, tikrai. Žalgiris įgijo ir rekordinį pranašumą. 9 taškai. Na dabar Josefas Girardas galės baudomis vėl pelnyti taškų, nutraukta Žalgirio atkarpą. O mėnesį visas 16 baudų, dabar ir 17. Žuojančią pataikė Girardas. Paskutiniu metu išvis fantastiškas formas. Tiesiog Josefas Girardas vasarį ir kovą sužaidęs 5 rungtynės. Renka vidutiniškai po 25 naudingumo balus. Sezono vidurkis šiaip jau nėra prastas. Renka Girardas po 19 naudingumo balų. Bet aišku, kaip 5 rungtynių atkarpa 25. Na, rimta, labai rimti skaičiai. Longas. Prie jo liko Ebo. Gražu, kaip gerai vertina situaciją Ezėjo Longas. 4 rezultatyvų perdavimą įsirašo. Lengva duona Laurinui Biručiui. Silaikė ore ten taip Ezėjo Longas kaip pasitiko į lenkeriuojamas. Ir jau 4 Longo rezultatyvus perdavimas. Girardas. Turi progą metą, šį kartą į lanką nepavyksta pataikyti. Kaip čia nepagavo kamuolio Laurinas Birutis, bet Dovydas Giedraitis ima kamuolį, dar vienas ginčas užfiksuotas. Pagal žaidimo seką su kamuoliu dabar bus Žalgiris. Nedas Montvila, taip pat Ignas Vaitkus. Grąžinam į aikštę. Minutė 42 iki antrojo kėlinio pabaigos. Žalgiris čia turi galimybę įgyti dviženklę persvarą. Šiandien tokios dar neturėjo. Sunkiau jau antrajame ketvirtyje sekasi Nevėžio optibet. Tai sumažėjęs komandų pelnomų taškų skaičius. Lyginant su pirmu kėliniu, Sirvydis čia 3 taškai. Vos antras pataikytas Žalgirio tritaškis. Ir +12. Jau 5 savo tašką pelno Deividas Sirvydis. Kol kas geriausias +- rodiklis Žalgirio komandoje. +15 iki šio Amito Ebo tritaškio atsako taikliu. Tolimų metimų Amitas Ebo. 8 taškus kol kas surinko būtent jis. Reikia išsijudinti Amitui Ebo. Šiandien taip 8 taškai, bet 4 klaidos. Ne pati solidžiausia rungtynių pradžia. Paskutinė minutė tiks antrajame kėlinyje. Longas. Po kontakto atliktas metimas, pražanga fiksuojama. Giria Longa ir Žalgirio atsarginis suolas. Montvila užsidirbo antrąją pražangą. Praleido čia tiesiog varžovą Nedas Montvila.
Vongas prameta baudos metimą. Praeitą sekmadienį su Jonava daugiausiai kol kas minučių žaidė, 22, atvykęs į Žalgirį, 13 taškų pelnė. Ir tikrai manau, kad tos rungtynės padėjo dar labiau eiti komandą Izėja Vongui, nes prieš tai Eurolygoje dar tiek laiko daug negaudavo. Šiandien irgi jau 13 minučių ant parketo. Viena paskutiniųjų kėlinio atakų. Montvila. Amitas Sebo. Aukštai pakilęs Enkeruojamas. Tas Montvila. Oi. Čia Izėja Vongo problema iš tikrųjų. Praeitą sekmadienį su Jonava. Atsimenu gerai, Augustas Šuliauskas, kolegas buvo suskaičiavęs, kad 3 kartus prasižengė prieš varžovą metantį tritaškį Izėja Vongas. Čia ir vėl tokia situacija. Būtent toks atvejis kartojasi ir Kėdainių arenoje. Ir gauna dabar patarimų iš Edgaro Ulanovo. Izėja Vongas aiškina turbūt kapitonas, kaip reikėtų šokti prieš metantį iš toli žmogų. Pataikė pirmąjį baudos metimą Montvila. Čia dar turbūt vis tos adaptacinės kažkokios spragos Izėja Vongui. Natūralu. Užtikrintas kol kas Montvila. 77% šį sezoną, kalbant apie baudų metimus, mažiau nei pusę minutės lieka, o dar vieną pauzę pasitarti turi. Taikytais 2 taškais iš 11, Nevėžis Optimet laikosi dar tikrai solidžiai. 7 taškų deficitas, čia matom ir Brady Menikas. Pirmą kartą šiandien mestas į aikštę, bet tas 7 taškų deficitas neatrodo dar labai baisiai ir labai baugiai. Taip, kai žaidimo meti 37%. Taip, tai Nevėžis laikosi. Rodo, aišku, tai, kad ir Žalgiris šiandien neblizga. Turi jie čia paskutinį galbūt žodį antrajame ketvirtyje. Irautis. Sirvydžiui įteiktas kamuolys į rankas. Perdavimas per nugarą, po jo Davidas Giedraitis taškų nepelno. Pavyksta apsiginti Nevėžiui Optibet. Reiškinys. Bet smagu matyti daug žmonių. Taip, LKL rungtynėse. Šiandien pirmosios rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje. Antras mačas laukia kiek vėliau Vilniuje. Vulfslinsbet ir Utenos Uniklabet Juventus. Tik kova nuo 19 valandos, bet kol kas čia dar 2 kėliniai prasideda antro rungtynių pusė. Darilas Duala. Drąsiai kontaktą čia eina Darilas Duala. Izėja Vongas nespėjo užsimti pozicijos laiku. Gauna pražangą pats. Gauna 3 asmeninę. Dualai sunkiai prasidėjo rungtynės per nepilnas 4 minutės -3 naudingumo balus susirinko. Pirmus 3 metimus išsimetė Duala. Kėdainių komandos visus 3 prametė. Ir po to berods antrai pusė daugiau ir nematėm žaidžiančio prancūzo. O čia visgi dar bus peržiūrėtas epizodas. Galėsim ir teisėjų pasiklausyti. Šiokia taisyklė čia naudojasi Andrėja Trinkieri. Klausimas iššūkis dėl pražangos sprendžiamas. prie pusratinės zonos. Bet čia ne prie pusratinės. Šiandien baudos metimą mes žiūrėk, kur situacija. Tolina pusratinį. Jis treneris turi teisę imti tą challenge, bet jis labai toli, todėl mes tos situacijos net negalime. O taip pat būna kartais, šiaip, nežinau, esu girdėjęs kažką panašaus, jisai sako tiesiog, kad net negali nagrinėti tokios situacijos, nes nėra čia ką nagrinėti, bus apskritimis labai toli iš tikrųjų dar buvo. Iššvaistytas iššūkis. Taip, bet čia aišku, negali šitoje rungtynių stadijoje dar kvestionuoti pražanga puolime ar gynyboje ir keisti tos sprendimus. Turbūt čia labiau to norėjo Andrėja Trinkieri. Darilas Duala prameta pirmą baudą. Pirmasis Nevėžio Optibet krepšininkas nepataikęs baudos metimo, iki tol 10 iš 10. Tokie buvo Nevėžio Optibet skaičiai. Nėra, aišku, pats geriausias baudų metikas Duala, bet gal galėjo ir tą peržiūrą, ir tą pauzę kažkiek numušti nuo ritmo žaidėjo.
6 taškai skiria komandas. Kėdainių Nevėžis Optibet per pirmus 2 kėlinius surinko 23 naudingumo balus ir 34 taškus, kas šiaip yra įdomesnis toks kontrastas ir su tokiu naudingumo balų skaičiumi laikosi vis dar rungtynėse kėdainiečiai. Ulanovas, antrasis, trečias šansas. Pasinaudoja jo kapitonas, pirmieji jo taškai iš žaidimo. Po perdavimas netikslus Darylui Dualai. Avitas Ebo jau 5 kartą klysta. Taip, ne pats geriausias kol kas vakaras Ebo. Taip, surinko 8 taškus, bet tos 5 klaidos bado šiek tiek akis. Tokio užtikrintumo šiandien trūksta, atrodo, iš Amito Ebo. Aišku, ir dėmesio iš varžovų gynybos gauna labai daug. O čia pats gynyboje, aš tokį epizodą kūrė, bet duoda kamuolį varžovams, tiesiog ištraukia kamuolį varžovams ir čia jau daug laisvių. Tiesa, Žalgiris kol kas nenubaudžia, bet dar vieną kamuolį puolime ima kauniečiai. Francisko, 5 sekundės nuo parketo, gražus perdavimas ir ten jau epizodiškai tik Nedas Montvila prieš Lauryną Birutę. Labai gražiai žaidžia žalgiriečiai, 11-asis Biručio taškas. Jis pirmasis Žalgirio atstovas įžengęs į dviženklę zoną. Šiaip jau 17 naudingumo balų surinkęs Birutis. Daugiau progų gauna, bet Lietuvos krepšinio lygoje pastaruoju metu, bet reikia, aišku, tokių rungtynių ir pačiam žaidėjui. Duala keičiamas. Ignas Vaitkus aikštėje. Ir vėl ne pats sėkmingiausias Dualas išėjimas. Pradėjo rungtynės starto 5, sužaidė apie 3 minutės. Čia išeina trečio kėlinio pradžioje, 1,5 minutės praleidžia aikštėje ir vėl yra keičiamas. Klausimas ar ilgam, Ebo. Žaidžia pats iki galo. Toks Amitas Ebo, kokį esame įpratę matyti. Siūtės tiesiog Andrėjų Trinkierį po šitą epizodą. Vongas. Varžovai buvo prie Vongo, Birutis įsibėgėdos, Krosvelas. Mama. Čia atlieka perdavimą Montvilai, papildomi veiksmai, ima kamuolį. Pats Nedas Montvila, Krosvelas čia šokdina Vongą, kamuolys krepšyje. Geras epizodas gynyboje, o vėliau ir puolime. Gera Krosvelo atkarpėlė ir vėl tik 6 taškai tarp komandų. Vienu metu Žalgiris plus 12 turėjo. Vongas. Ilgi žingsniai, nusimestas kamuolys. Pranardė ten varžovų gynyboje. Zėjo Vongas pats galiausiai užbaiginėja ataką. Metimas netaiklus. Ebo ima kamuolį, Montvila jau priekyje laukia perdavimo. Tiesa, visai sėkmingai laiku grįžta į gynybą čia Žalgiris, o Montvila pameta kamuolį. 11 Nevėžio Optibet klaida. Vongas, ten yra pražangos, bet oi. Ištraukė Ignas Vaitkus kamuolį tiesiai į rankas Edgarui Ulanovui. Pasiseka dabar Žalgiriui. Ir labai nepasiseka Nevėžiui šitoj situacijai. 3 minutės po didžiosios pertraukos sužaistos. Krosvelas dar kartą atakuoja krepšį ir vėl pranašumo situacijoje atsidūrė Edas Krosvelas, vėl Birutis kažkur už nugaros. Pirmoje pusėje taškų nepelnė Krosvelas, dabar jo sąskaitoje jau 4. Ir net progų realiai neturėjo jokių Edas Krosvelas. Vėl gražiai dalėsi kamuolių Žalgiris ir Vytis nepataiko. Vos 2 tritaškius iš 16. Šitaškai iš eilės. Ir čia buvo perdavimas, aišku, mirtinas, tiesiog mirtinas duris. Cisko. Pritildo tribūnas, kurios kokia Dainius. Nu, jau atrodė perėminė tą emocinį pranašumą ir netgi buvo turbūt perėmė porai atakų į Kėdainių Nevėžis Optibet. Gera buvo Edo Krosvelo atkarpa. Čia tuo tarpu Amitas Ebo 6 kartą klysta. Į žaidimą grįžta Džozefas Žirardas. Pirmoje pusėje svaidęs tolimus metimus. 3 pataikė iš 5. Visą 13 taškų amerikiečio sąskaitoje. Ir grįžta vietoj Nedo Montvilos. Ir vėl dabar Žirardas ir Ebo vienam penkete.
vienas geriausių gynėjų duetų visoje lygoje. Bent jau, sakykime, net tarp vedančių komandų, tai tikrai. Silveinas Francisko pajautė metimo skonį, antras tritaškis pailiui taiklus ir atrodo taip gražiai, ką tik viskas dar švietėsi Nevėžio Optibet. Krosvelo 6 taškai, blokas, gera atkarpa, bet štai, Francisko 2 tritaškai ir vėl minus 10 turi aikštelės šeimininkai, Krosvelas muitinamas kamuoliais. Blokuoja pražangą. Aišku, Krosvelas nėra pats patikimiausias baudų metikas, tai jau tikrai 54% šį sezoną, bet į LKL. Vėl matėm, kaip atranda komandos draugus Amitas Ebo. 6 rezultatyvius perdavimus jau atlikęs, aišku, ir suklydęs šiandien Ebo 6 kartus. Pakritęs ir tas jo rezultatyvių perdavimų vidurkis, dabar 8,5, bet ir Lietuvos krepšinio lygoje buvo vienu metu ir virš 9 kažkas. Taip. Turbūt, kad normalu. Išlaikyti 9 su viršum, dar rezultatyvius perdavimus, tokį vidurkį visą sezoną. Nežinau, iš tikrųjų, ar yra įmanoma, nors Ebo dažnai įrodinėja, kad kartais neįmanomi dalykai gali būti visai įmanomi. Kam buvo viskas įmanoma. Čia atrodė neįmanoma suklyst, bet čia Deividas Sirvydis iš viršaus. Nedažnai pamatysi turbūt Sirvydį dedantį, bet čia atsirado galimybė tam. Žalgiris suklydo išsimesdamas kamuolį, bet Nevėžis Optibet nesugebėjo jo perimti. Ir tada prieš Vitalijų Kozį dar ir baudų metimų. Kozys norėtų. Jonas Zakas keičia Igną Vaitkų Nevėžio Optibet penketę. Šiandien Zakas pataikė vieną tritaškį, bet aišku, daugiau užduočių turi gynyboje. Matėme porą sėkmingų epizodų, stabdant varžovų gynėjus. Netrukus įpusės trečiasis kėlinys. Plius 11 Žalgirio. Žirardas grąžino kamuolį į žaidimą. Pastebėta Zakas. Pametė kažkiek Ignas Brazdeikis ten Joną Zaką. Liko už varžovo nugaros Brazdeikis. Antroji asmeninė pražanga. Ketvirtoji komandinė Žalgiriui. Nevėžis Optibet neturi nė vienos pražangos. Ir vėl pirmoje dar kėlinio pusėje, kaip ir antram kėlinį, taip ir čia trečiam Žalgiris atsiduria bonuse. Pataiko Jonas Zakas. Žalgirio trenerių štabas. Vytautas Pliauga, Gintaras Grafikas. Legendinis Gintaras Grafikas. Taip, reikia pridėti. Zakas pataikė antrą baudą. Dar 2 taškai į jo sąskaitą. Vėl minus 9 turi Nevėžis Optibet. Dabar Zakas dirba gynyboje prieš Silveiną Francisko. Čia darbas nelengvas. Ulanovas iš toli neatakavo, nes tik krepšį nežvilgtelėjo. Atidavė kamuolį Francisko. Šoka toliau su kamuoliu Francisko. Perdavimas Ulanovui. Ismail Gičius nematė laikrodžio. Ir ištiksėjo, sakė, skirtas laikas. Ir kur taip ir nesusikūrė čia Žalgiris. Neužteko 24 sekundžių kauniečiams. Iškalbingas, sakyčiau, labai žvilgsnis ir šypsenos šeiminėlės veiduose. Labai mielas vaizdelis. Gražu. Smagu matyti pilnas tribūnas, matyti daug šeimų, tiesą sakant, juose. Šventinė nuotaika Kėdainių arenoje. Žalgiris ne kiekvieną dieną ir ne kiekvieną savaitę atvažiuoja. Tai tikrai yra šventė Kėdainiams. Krosvelas. Visgi čia ginčas užfiksuotas. Norėjau sakyti, kad sužingsniuoja, bet laikė kamuolį Žalgirio žaidėjai. Atiteks kamuolys Kauno komandai. Taip, vienaip ar kitaip. Čia aišku, turbūt gal net būtų buvę geriau žingsniai šią Žalgirį. Kamuolį vis tiek būtų gavę. Ir seka nebūtų pakitusi.
Silveinas Francisko, jau kito aikštelės pusėje, jau baudos aikštelėje. Ir va taip atakuoja čia greitai varžovus Silveinas Francisko. Au, kaip žaibas nuskuodė iki krepšio. Trečioji Zako pražanga. Pirmo komandinė čia. Stoja dar mesti vieną baudos metimą Francisko. Dovydas Giedraitis grįžta, Sirvydis keičiamas, matom ir Žalgirio fanų šiandien nemažai Kėdainių arenoje. Išnaudoja pilnai situaciją 2+1 Francisko. Pataikytas ir baudos metimas. Su kamuoliu Ebo. Zakas. Krosvelas. Išyginas Ismailagičius. Į pagalbą atėjo Ulanovas. Neišvengė vis tiek pražangos Žalgiris. Dar du baudų metimai, mes juos Edas Krosvelas. Telė čia Alenui Ismailagičiui įrašyta. Tai čia neišlaikė panašių tų vertikalių rankų Žalgirio puolėjas. Namuose Krosvelas baudas vos 41% tikslumu meta. Tas bendras pataikymas kuklus, vos kiek daugiau nei 50, tai namie dar prastesni popieriai. Taip, čia aišku, tas žaidimo aspektas, kurį tikrai turėtų dar gerokai patobulinti. Edas Krosvelas, bet dabar sumeta abi baudeles ir toliau. Atrodo neblogai šiandien. Grįžta gynyba Alenas Ismailagičius. Šiandien ne pirmą kartą vidurio puolėjo pozicijoje neregistruotas Žalgirio sudėtyje šį vakarą Briantas Dunstonas. Registruotas ir Mantas Juzėnas, jaunasis talentas, bet jo dar šį vakar nematėm. Francisko, koks driblingas. Ir kaip nieko sukurti nepavyksta, Ismailagičiui čia buvo arti vieno gražiausių, gal net sezono epizodų, bet įdėti nepavyksta. Zakas kitoj pusėje, va taip, viskas galėjo čia būti labai kitaip. Taip, vietoje 2 Žalgirio taškų turime 3 kitoje pusėje. Taip, ir galėjo, jeigu Ismailagičius būtų sukrovęs, būtų ir tas emocinis fonas, manau, ženkliai pasikeitęs po tokio dėjimo. Bet Žalgiris taškų nepelnė, Zakas šeria 3. Ir nieks čia dar Nevėžiui neprarasta. Edas Krosvelas trečią kartą pažeidžia taisyklės. Leslinkeriuojamas turi 2 baudas, bet jo šiandien matėm nedaug, tik 8 minutės praleido aikštelę. Inkeriuojamas su -2 naudingumo balais kol kas. Aišku, reikės. Oi, čia ir vėl atrodė, kad gali dėti. Ir čia pražanga dar užfiksuota metimo metu, panašu. Taip. Edas Krosvelas. Labai nereikalinga situacija. Ismailagičius jau realiai buvo pelnęs taškus, jau buvo išmetęs metimą. Ir tuomet matėm tą Krosvelo šuolį ten iš nugaros. Plius dar ir 4 asmeninė, kas yra turbūt net blogiausia visoje šitoje situacijoje Kėdainių Nevėžiui. Iškart komplikuojasi situacija rotacijoje. Leslinkeriuojamas pakeltas jau nuo suolo. Ir tuo labiau Krosvelas fantastišką trečiąjį kėlinį. 9 taškus surinko. Būtent, o dabar manau, kad ilgam laikui lieka be pagrindinio vidurio puolėjo. Aišku, jeigu matys Nevėžis optibet, kad slysta rungtynės iš po kojų, gal ir netaupys labai jau Gediminas Petrauskas savo pagrindinio vidurio puolėjo. O čia Mitas Ebo prie baudų metimo linijos. Maksimalus susikaupimas. Pirmąją baudą Ebo pataikė. 11 taškų, 8 rezultatyvus perdavimai, bet 6 klaidos. Tai ką? Arba mes nugalėsime. Nusiteikia kovingai. Tikrai neturėtų būti nepatenkinti nei kiek savo komandos žaidimu.
kapojasi, vis dar kapojasi. Kėdainiečiai su Žalgiriu. Geras perdavimas į priekį. Džerardas randa Zakas randa 2 taškus. Vėl geresnė šeimininko atkarpėlė. Ir kaip greit susiorientuoja Nevėžio, bet krepšininkai pastebėjo Zaką priekį. Taip. Perdavimas. Tiesiog Nevėžio aptibė žaidimas. Nežinau, kiek treniruotėse tą atidirbinėja kėdainiečiai. Manau, kad skiria tam laiko tiem tokiem tolimiem perdavimam. Matom, ir Džerardas, ir Ebo, kai tik yra tokios galimybės iš karto ieško komandos draugų. Čia Kozys slepiasi. Galvos grėbėsi Kozys. Kad kažkiek slystelėjo ten Dovydas Giedraitis. Šalia buvo Kozys. Karštas ir Gediminas Petrauskas dar pirmajame kėlinyje gavęs techninę pražangą. Taip. Ketvirtoji komandinė Nevėžiui. Baudų metimai nėra metami. Tuo tarpu Alenas Smailagičius meta ir pataiko iš toli. 3 taškai. Kerų! Oho! Tu juokauju. Taip, Keila Neslis. Gražu. Per mažu mažiausiai tai yra gražu. Prie Kenavos, kai norisi mėsos. Manau, kad šitą epizodą dar pamatysim šį vakarą ne kartą. Rimtas dėjimas, atletinės savybės tikrai geros, nes keriuojamo tuo šį sezoną esame įsitikinę ir tikrai turėjo neblogą tą pirmą sezono dalį iki atvykstant Krosvelui. Keriuojamas, kai realiai buvo vienintelis tas tikras vidurio puolėjas komandoje. Smailagičius taip. Vis dar, aišku, jaunas krepšininkas, Keriuojamas 23 metai, jam pirmas profesionalus sezonas po universiteto. Iki galo, įsidengia korpusu, 2 taškai. Užsikūrinėja Ramitas Ebo, 14 taškų, jau 9 rezultatyvūs perdavimai. Šį sezoną daugiausiai 12 buvo atlikęs Ebo, Brazdeikis. Nėra taškų, Smailagičius ima kamuolį, bet pražanga puolime užfiksuota, čia ant parketo atsidūrė Keriuojamas. Peržiūros norėtų Smailagičius. O čia štai toks Andrėja Trinkierio sprendimas. Mantas Juzėnas keliamas nuo suolo, keičia jis Igną Brazdeikį. Kad visi bus registruoti krepšininkai, bent jau trumpam pasirodė aikštėje. Brady Menekas antrajame ketvirtyje sužaidė nepilną 30 sekundžių atkarpą. Šį sezoną Juzėno 9-osios rungtynės, bet Lietuvos krepšinio lygoje su Žalgirio apranga. Paskutinį kartą kovo 2 dieną prieš Uteną žaidė Juzėnas, po to nebuvo registruojamas, kaip ir kalbėjom transliacijos pradžioje, žaidė NKL ketvirtfinalio seriją su Žalgirio dubleriais. Taip, dabar pusfinalis iki Marijampolio. Penktadienį bus Žalgirio dublerių prieš Vilkaviškio Perlą, tad nemažai to laiko. Į pusfinalį šiandien pateko ir mūsų kolega Martynas Gecevičius. Vienas iš 2. Taip, su Telšių komanda įveikė mūsų kitą brangų kolegą Šarūną Vasiliauską, tai Šaro iš tikrųjų kažkiek gaila, bet žmogus galės pailsėti ir dabar jau susitelk tik į komentavimą, kas irgi yra gerai. Šiandien Šaras 17 taškų. O Gecas ką? Martynas Gecevičius 0-3 tritaškiai. Gerai. Bet komanda laimėjo. Komanda laimėjo, tai svarbiausia. Tai yra svarbiausia. Toks lyrinis nukrypimas ir nacionalinės krepšinio lygos kovas. Matom, lygus trečio kėlinio rezultatas buvo iki šio Nedo Montvilos baudos metimo. Šiandien ne pirmą kartą Montvila jau meta baudas, buvo tą tritaškį mesdamas išprovokavęs pražangą. Zėja Vongas tuomet prasižengė, tuomet 3 baudas sumetė Montvila, o čia antras nebus įskaityta užminė linija, Nedas Montvila ir peržengė liniją. Retas atvejis, būtent. Bet būna ir taip, kartais jaunas dar žaidėjas Nedas Montvila, o Mantas Juzėnas taip ir nebuvo visgi pakeltas. Tai buvo įėjęs sekundį į aikštę, bet jau toks skaičius protokole, Nevėžis perima kamuolį.
Ir tęsia savo neblogą antrą, trečią kėlinio pusę. Girardas provokuoja pražangą. Ir Josefas Girardas. Antroje mačo dalyje dar taškų nėra pelnęs. Visi 13, su kuriais į antrąją pusę ir atėjo Girardas. Antroji Butkevičiaus pražanga. Arilas Gualo sugrįžta. Trečias kartas gal nemeluos jau prancūzai. Šiandien pirmi du pasirodymai ant parketo nebuvo labai sėkmingi. Su visais -2 naudingumo balais šiuo metu dualam. Girardas vieną baudą iš 2 pataiko. Šį mėnesį dar to nebuvome matę, bet CFLKL. Retas reiškinys iš tikrųjų Girardo pramestos baudos. Francisko į kampą Mitchellui, 8 sekundės. Guala kovojo dėl kamuolio, Mitchellas čia kovojo irgi gana rimtai, laimė kamuolį Žalgiris, 9 sekundės. 15 Žalgirio papildomų šansų, 5 sekundės. Vos nesuklydo čia Dovydas Giedraitis, bet galiausiai be taškų. Žalgiris šitoje atakoje Nevėžis apti, bet gali laikyti kamuolį iki pat kėlinio pabaigos ir gali užbaigti labai pozityviai tą trečią kėlinį. Jau 26 taškus Nevėžis apti surinko trečiajame ketvirtyje. Girardas. Dviese buvo prie Girardo žalgiriečiai. Arūnas Mikalauskas iš toli netaikliai. Butkevičius į priekį Giedraičius, šis dar suspėja atlikti metimą ir pataiko Dovis Giedraitis. Ojojoj. Rimta. 6 taškai, 7 taškai skiria komandas 60-67. Nebuvo išvis jau su 14 taškų, su 9 asistais, 20 naudingumo balų. Ir vėl, kaip įprasta, solidus Ebo žaidimas. Šitos 6 klaidelės kažkiek kliūna, bet irgi senokai jau nesuklydo Mitas Ebo. Nedas Montvila drąsiai šiandien atakuoja krepšį, tik turi tam galimybę. Jau su 8 pelnytais taškais. Geros Montvilos rungtynės. Geros Nevėžio aptibet, šiaip rungtynės. Tik 5 taškais atsilieka nuo Žalgirio ir per trečią kėlinį taip plius minus 40 naudingumo balų surinko Nevėžis aptibet, kaip per pirmus 2 kėlinius tik 23. Tai čia irgi rodo, kad kažkiek geriau atrodė per trečią ketvirtį kėdainiečiai. Čia tuo tarpu Deividas Sirvydis pataikė 3 taškų vertės metimą. Šiandien 2 iš 8. Tolimi šūviai. Mikalauskas Girardui. Vėluoja ten Sirvydis ir Girardas atsako 3 taškų. Ketvirtas pataikytas 3 taškis metimas iš Girardo. Zanokai irgi nematėm taiklaus šūvio iš toliau. Bet dabar labai svarbių momentų išsitraukė 3 taškai Girardas. Taip, po didžiosios pertraukos pirmosius taškus iš žaidimo dabar pelnė amerikietis. Taip, greitai ten pasinaudoja varžovų klaidelę. Čia Žalgiris pats vos nesuklysta. 3 sekundės lieka. 3 sekundės lieka ir jie pabandys išnaudoti. Įspūdinga, tiesiog įspūdinga, be žodžių, esu be žodžių. Ant parketo lieka Lenkeriuojamas su 4 asmeninėm yra pagrindinis Nevėžio vidurio puolėjas Edas Krosvelas, o čia visai nebloga dar situacija pavyko sukurti po pertraukėlės. Žalgiriui per tas 3 sekundės, tiesa Sirvydis iš toli nepataiko, šiandien dažnai meta iš distancijos. Sirvydis jau 9 tritaškius išsimetė, pataikęs yra tik 2, tiesa. Bet, čia ir yra Deividas Sirvydis ir čia yra tas, sakykim, snaiperio momentas, kai nesvarbu, kiek išsimetė, kiek pataikė, kiek nepataikė, bet kai tik turėsi progą, mesi užtikrintai. Ebo. 2 taškai. Artėja Nevėžis. 3 taškai skiria komandas. Tuo toliau, tuo karščiau Kėdainių arenoje. Dovydas Giedraitis. Su kamuoliu Lanovas, prie jo Mikalauskas. Giedraitis. Nieko vis dar nepavyksta susikurti Žalgiriui. Čia
Tuo viskas realiai ir baigėsi, Sirvydis baigėsi, atakai skirtas laikas. Ir tikrai aplodismentai čia, Nevėžio OpTibet gynyba. Nei pridėsi, nei atimsi. Taip, sustabdytas Kauno Žalgiris. Viskas labai laiku ir vietoje. Dabar patys turi galimybę užpulti kėdainiečiai. Ebo greitai kerta po krepšiu ankiriuojamas. Mikalauskas šokdina Ulanovą, bet sužingsniuoja čia Arūnas Mikalauskas. Be naudingumo balų šiandien. Prametęs abu metimus iš žaidimo. Ir iš karto keičiamas Arūnas Mikalauskas, Vitalijus Kozys grįžta. Rungtynės pradėjo startę, 5 taškai, 3 atkovoti kamuoliai, pora perimtų, 9 naudingumo balai. Sirvydis. Nesunkiai ten įveikė Girardą, bet gera pagalba po krepšių. Nevėžis OpTibet greitoje atakoje. Girardas. Ne, tai netaikliai. Atodus kūnuose. Montvilo krenta ant parketo, krenta ir Dovis Giedraitis. Ir Arnas Butkevičius. Bet Nedas Montvilas iškovoja kamuolį čia. Ne, visgi atsiprašau, Žalgiris taip čia bus su kamuoliu, taip, kadangi pradėjo ketvirtą kėlinį su kamuoliu. Ne pirmas ir ne antras ginčas šio vakaro rungtynėse. Taip, smagu matyti iš tikrųjų, kai krenta Nevėžis ant tokių kamuolių. Tai tik įrodo, kad tikrai to noro motyvacijos netrūksta šeimininkų komandai. Dovis Giedraitis nuo parketo suranda Birutį ir vėl Nedos Montvilo ten ir dar vienas ginčas. Wow. Kaip liūtas grūmėsi Montvilą. Čia solidu. Ir pražangos išvengia čia Nedas Montvilo, panašu, taip tiksliai sučiupo kamuolį ir iškovoja jį dabar jau savo komandai. Po geruoju epizodu keliauja atsipūsti Montvilą. Kad gal kad rankas nusižeidė, panašu, kad taip, dar atrodo ir reikiama pagalba, jo. Kozys duoda kamuolį Ebo. Ir ankiriuojama užtvarą, du varžovai liko prie Ebo. Ankiriuojamas laisvas šiandien taškus renka klasiškai. Leslie ankiriuojamas, dar vienas jo dėjimas. O pačiu 10-asis Amito Ebo rezultatyvus perdavimas. Dar daugiau emocijų tribūnose. 1 taškas skiria komandas. Dovis Giedraitis ankiriuojamas, pamušė kamuolį, apsigina Nevėžis OpTibet. Ir čia pažanga prieš Josefą Girardą. Bet tuoj atrodo Leslie ankiriuojamas. Čia atrodo taip. Jeigu net tos 4 Krosvelo pražangos, gal ir nematytume ankiriuojamo šiuo metu rungtyniaujančio. Labai realu. Bet tas vienas dėjimas, kurį pamatėm trečiam kėliny, čia dar vienas skrydis. Ir tiesiog, aišku, Amito Ebo lygis čia nuskaitė situaciją puikiai legionierius iš Izraelio. Pražanga. Ir Kėdainiai. Irgi tik pirma komandinė. Trečioji Ulanovo asmeninė. Čia taip Žalgiris, atsiprašau, čia pražanga antra komandinė. Nevėžis vis dar be pražangų ketvirtajame kėlinyje sužaidus 4 minutės. Mitasebo. Prašokdina Deividas Sirvydė, Mitasebo, taškų nėra, o čia pražanga. Kėdainiams kovoje dėl kamuolio 3 žaidėjai sugriuvo po krepšiu. Tarsi kėgliai krito. Leslie ankiriuojamas čia neteisus. Liko šitoje situacijoje, dabar paaiškina jam viską vienas iš rungtynių teisėjų. Trečioji ankiriuojama pražanga, jį Nedas Krosvelas. Dabar nebėra jau kur turbūt besitaupyti. 6 minutės. Nevėžis vis dar kovoje. Ankiriuojamas davė, tikrai gerą atkarpą. Dviese čia užspaudę buvo Giedraitis, Zakas ir Kozys. Kozys pražangos neišvengia, 4 asmeninė ir jam. 2
Nevėžio Optibet krepšininkai atsidūrė ties iškritimo riba. Kozys ir Krosvalas. Ongas. Prieš Ebo. Metimas po Verpstės. Ulanovas surastas laisvas ties tritaškų liniją. Irgi nepataiko ir po to jau Ozėjo Vongas prasižengia. Ketvirtoji asmeninė. Taip atrodo užskupa kažkur užforsuoja tokiose situacijose. Ozėjo Vongas galbūt nereikėtų. Iš to galbūt kartais kiek per didelio noro. Žalgiris šiandien jau turėjo 15 papildomų šansų. Nevėžis suklydo 14 kartų. Jų pataikymas į žaidimo gerai. Dabar tikrai pagerės 51%. Oi, klaida. Ir taškai iš to krepšio. Francisko. Dabar svarbus, aišku, tas psichologinis momentas. Nevėžio Optibet būna dažnai, kai silpnesnės komandos žaidžiant prieš stipresnės, žaidžiant dažnai prieš Žalgirį, pajaučia, kad gali laimėti, tuomet pasidaro sunku susitvarkyti su psichologija. Čia Adas Krosvalas pameta kamuolį be pražangos. Ten jį išmušė Edgaras Ulanovas ir nuo paties Krosvalo kamuolys palieka aikštelę. Vat taip pat tokios dvi situacijos, kurios labai gali būti svarbios šiose rungtynėse. Klaida išsimetant kamuolį ir po to čia klaida tiesiog atakoje, kurios tikrai buvo galima išvengti. Perdavimas nuo žemės į kampą Butkevičiui. Kažkiek prisėmė rizikos čia Nevėžis. 6 iš 24 tritaškiai Krosvalas. Ir vėl be pražangų gynasi Žalgiris. Ir vėl solidus darbas gynyboje. Butkevičius ten laiku ir vietoje. Francisko iš toli nemetė. Mažiau nei 5 minutės lieka ketvirtajame kėlinyje. Kažkaip turi Žalgiris, manau, šiandien taikytis prie varžovų. Čia Francisko nedažnai pamatysi turbūt tokius metimus. Turiu omeny, kad kartais reikia pažaisti iki to tikro metimo, nes jeigu išsimesi tokį metimą, po kurio galvos kamuolį lengvai Nevėžis, tuomet jie bėgs į priekį. Periniuose tinkluose. Lenkeriuojamas ant suolo, Adas Krosvalas aikštelėje jau porą minučių, 69-72, porą apmaudžių Nevėžio, bet klaidų netgi 3, sakyčiau, pailiui ir čia ketvirta. Oi. Visiškos dovanėlės Žalgiriui. Atrodo tiesiog tokios mentalinės klaidos čia. 2 kartus blogai išsimetė kamuolį, tiksliau neišsimetė jo tinkamai Nevėžis Optibet ir 2 kartus puolime Adas Krosvalas kamuolį prarado. O lentos taškus renka Butkevičius. O Žalgiris renkasi 4 taškus. Dar ką tik buvo minimalus skirtumas, vėl plus 5 turi kauniečiai. O Nevėžis Optibet jau kurį laiką be taškų. Ebo. Bandys nutraukti taškų badą. Perdavimas Koziui. Oi. Dalijus Kozys 3 taškai su pražanga. Va tokį va. Kova nebaigta. Ketvirtoji Ulanovo pražanga. 3 minutės buvo be taškų Kėdainiai. Visas Ebo užvedinėja. Ir galius mosuoja taip rankom į šonus. Vitalijus Kozys baudos metimą prameta. Bet aišku, čia svarbiausia tas pataikytas tritaškis. Ir vėl tik 2 taškai tarp komandų. Francisko, koks greitis. Tiesiog, jeigu Ebo greitas, jeigu Girardas greitas, Francisko yra dar greitesnis. Adas Krosvalas čia po krepšiu. Atsako 2 taškais. Dar vienas Ebo rezultatyvus perdavimas. Jau 12. Savo sezono rezultatą pakartojo. Ulanovas. Kamuolio neatiduoda, žaidžia nugarą čia. Ulanovas, du varžovai buvo šalia, Butkevičius numušo kamuolį, pats atsidūrė ant parketo, bet galiausiai Nevėžis Optibet apsigina. Ebo po krepšių Krosvalui, Francisko. Ir taip. Blokuoja aukštesnį varžovą. Žalgirio legionierius. O ten pyksta Gediminas Petrauskas, jeigu gerai supratau, norėjo dar, kad Krosvalas atliktų ekstra perdavimą.
gan giliai po krepšių buvo palindęs Krosvelas. Bet aišku, čia ką pademonstravo Francisko, tai yra solidu. Girardas vos nesuklydo. Ebo. Norėjo atakuoti iš toli, to nedaro Amitas Ebo. Iš kokio atstumo paleistas kamuolys, Nevėžis priekyje. Čia nėra normalu, čia tikrai nėra normalu. Ką išdarinėja Amitas Ebo, su kokiu pasitikėjimu. Dar tik išmeta kamuolį iš karto, jau klausosi tribūnų, kuriuose triukšmo lygis kyla. Žalgirio atsakas. Aidėjo Vongas, neliečia, kamuolys neatlanko. Neparuošta, tikrai Žalgirio ataka, tiesiog individualūs Vongo veiksmai. Čia Amitas Ebo, likęs prieš Aleną Smailagičių, vėl atakuos pats, ne, atlieka perdavimą, atgal atiduoda jam kamuolį Edas Krosvelas. Smailagičius buvo paleidęs Ebo išsimetė laisvas, bet nepataiko gynėjas, čia sekasi Žalgiriui. Taškų nėra. Pačioje rungtynių pradžioje Nevėžis vienu metu turėjo +2, bet tai buvo prieš amžinybę. Ir čia tik trečia komandinė Kėdainiams. Žalgiris per ketvirtą kėlinį yra pelnęs tik 9 taškus. Per daugiau negu 8 minutės. Tai Nevėžis 17 yra pelnęs. Taip, ir aišku, minėjai tą pataikymo procentą, koks dabar yra iš žaidimo, kalbant apie Nevėžio, bet kiek po 2 kėlinių 36 berods, kažkas tokio, 17% pagerino maždaug savo pataikymą žaidimo Kėdainiečiai antroje rungtynių pusėje. Francisko, reikia taškų Žalgiriui, Krosvelas liko ten, surastos Edgaras Ulanovas, iš toli nepataiko jis, Smailagičius ima kamuolį puolime ir provokuoja pražangą. Dar vienas Žalgirio atkovotas kamuolys puolime. 16. O, wow. 4 Ulanovas, 4 Birutis, Smailagičius 3. Čia matom ir Jonas Vašiulis stebi rungtynes. Buvęs abiejų komandų atstovas. Francisko. 4 sekundės pats atlieka metimą iš toli Silveinas Francisko. 3 taškai. Šaltakraujiškai Silveinas Francisko šiandien su 22 jau pelnytais taškais. Vėl +2 turi Žalgiris. Ebo. Dabar jau reikia taškų Nevėžiui. Amitas Ebo vėl lieka prieš Smailagičių. Pakabintas kamuolys, čia pražanga puolime. Nesėkminga Nevėžio aptibėta ataka. Ir čia Silveinas Francisko. Matysim turbūt netrukus epizodo pakartojimą. Čia kaip užsiema poziciją Silveinas Francisko. Taip, jis ką tik pataikė 3 taškį, taip, jis yra puolimo lyderis, bet čia atrodo paprasta situacija, bet gynyboje galbūt lemiamą pražangą provokuoja Silveinas Francisko. Taip, tokie epizodai artina Žalgirį arčiau pergalės. Taip, čia Gediminas Petrauskas atrodo naudojasi iššūkio taisyklę. Klausimas, ar pražanga puolime ar gynyboje. Gali būti pakeistas tiesiog sprendimas. Trumpas arbitrų pasitarimas. O Petrauskas jau braižo ir derinius ant lentutės. Dar ir dėl laiko pasižiūrės panašu teisėjai. Po Francisko taškų. 18 valandų 30 minučių būtų labai gerai, jeigu pergalė vėl būtų tokia stipri kaip šiandien. Kur kilometras? Gerai, dabar paleisime. Opa. Kiek turim? 3 minutės, gerai. Likusį rungtynių laiką. Prie rungtynių laiko čia bus pridėtas 3 sekundės. Na, žiūrėjau, čia visgi teisėjai taip, epizodas dėl laiko neprašė. Gediminas Petrauskas tiesiog patikslintas rungtynių laikas, 3 sekundės pridėtos. Silveinas Francisko, fantastika, 3 taškai ir išprovokuota pražanga puolime. Plius 2 turi Kauno Žalgiris. Netrukus prasidės paskutinioji ketvirto kėlinio minutė. Kyla iš savo vietų žmonės Kėdainių arenoje. Francisko prieš Iginas Izakas. Neskuba dabar jau Silveinas Francisko.
Deividas Sirvydis pražanga puolime. Oho. Trečioji asmeninė. Čia stumtelėjo kažkiek į nugarą Joną Zaką. Zakas krenta per traukėlę. Prašo jos vienu tašku, tuomet tik Vilniuje nusileido kėdainiečiai Lietuvos čempionams. Čia šiandien taip kabina Kauno Žalgirį. Praeitą savaitę triuškinantį pergalį Utenoje. Viena karščiausia atrodo šiuo metu komandų. Taip, skaičiuoti. Kėdainių. 5 paskutiniai patirti pralaimėjimai vidutiniškai 2,6 taškų skirtumų, kur buvo Rytas, Žalgiris, Vilkai, Neptūnas. Čia Mito Sebo, toks metimas ne iš lengvųjų, taškų nėra. Ir čia Žalgiris gali galbūt net uždaryti rungtynes. Niekur, aišku, vėl neskubės. Silvinas Francisko. Prie jo vėl Jonas Zakas. Francisko pats išsimeta tritaškį ir uždaro. Uždaro šio vakaro rungtynes. Silvinas Francisko neabejotinai jų geros dėstymą. Gaila į savųjų vietų aistruoliai. 16 sekundžių, na ką, -5 nežiūrėti, bet reikia tiesiog greitos ir rezultatyvios atakos, pageidautina 3 taškų, Mitas Ebo ieškomas, išsimeta jis tritaškį iš kampo ir pataiko Mitas Ebo. Koks tai žaidėjas. Nerealus krepšininkas Mitas Ebo, tiesiog tai yra, manau, kad Dievo dovastų žmonės, manau, kad tikrai turėtų būti patenkinti, matydami, kaip atrodo jų komanda. 1800 žiūrovų susirinko į areną. Taip, o čia 13 sekundžių lieka Žalgiris su kamuoliu. +2 turi kauniečiai. Iš karto prasižengia Nevėžis Optibet. Šernas Butkevičius mes baudas. Zako rungtynės baigtos. 9 taškai, 3 rezultatyvūs perdavimai. Turėjo gerų epizodų Jonas Zakas. Taip, šiandien ir gynyboje tikrai neblogą darbą atliko ir puolime davė naudos ten, kur galėjo. Tikrai solidžios Zako rungtynės. Butkevičiaus baudos. Pataiko pirmą baudos metimą Butkevičius. Pertraukėlį nebeturi. Nei Gediminas Petrauskas, nei Andrėja Trinkierė. Aišku, yra visą laiką galimybę dar iššūkio paprašyti. Kelius į Žalgirio. Reikia pataikyti baudos metimą Butkevičiui. Ta pavyksta padaryti Kėdainiams vėl. Reikia greitos rezultatyvios atakos. Aišku, Mitas Ebo čia su kamuoliu. Francisko, Kifus. Gynyboje Smailagičius perėmė. Ebo priežiūra. Mitas Ebo prameta dabar. Ir tuo viskas baigėsi 84.